Geriausias, paprasčiausias ir lengviausias būdas investuoti į nekilnojamą turtą yra per nekilnojamo turto trustus, angliškai REIT. Bent jau aš kiek investuoju, o aš investuoju per NT trustus, tai neradau paprastesnio, likvidesnio ir saugesnio būdo. Tai šiame video ir ateinančiuose keliose video su jumis įsigilinsime į investavimo į NT sektorių naudojant REITus. Šiame video susipažinsime su šia turto klase, kaip REItai uždirba pinigus, trumpai papasakosiu, kam, kada ir kokiai problemai spręsti jie buvo sukurti, objektyviai palyginsime investavimą į REIT su investavimu į fizinį NT, parodysiu skirtingų REIT mokančių skirtingo dydžio dividendus pavyzdžių ir paskaičiuosime, kiek reikia suinvestuoti, kad gauti gan neblogą pensiją iš nekilnojamo turto. Tai žiūrėkite video iki galo, klausimus rašykite komentaruose, būsiu labai dėkingas, jeigu paspausite like mygtuką, tai prisidami prie šio kanalo augimo ir pradedam. Ačiū Jums ir prieš pradedant dar vieną temą apie investavimą parodysiu iki 2025 m. balandžio 30 dienos galiojančią akciją, kurią kartais pratęsia ilgesniam periodui, bet čia jau yra pratęsimas, tai neaišku, ar bus pratęsta. Tai akcija, su kuria galima gauti iki 20 akcijų dovanų, kurių kiekvienos vertė gali siekti $800. Akcija galioja susikuriant Freedom iš 4 online brokerio paskyrą ir pradedant investuoti nuo 2025 m. gruodžio iki šio mėnesio galo. Akcijos sąlygas, kodus, registracijos nuorodą ir video gidą rasite video aprašyme, o pats brokeris yra licencijuotas, klientų pinigai drausti iki 20 000 eurų investuotojų kompensavimo fondo, kuriam priklauso visi licencijuoti europiniai brokeriai. Investuoti į pasaulinės akcijas ir ETF naudojant brokerį kainuoja bent 5 kartus pigiau nei per didžiosius bankus. Brokeris taiko 2 eurų fiksuotą mokestį plus 2 centų už kiekvieną perkamą akcijos vienetą. Tai jeigu planuosite pradėti investuoti arba jeigu jau investuojate, bet dar neturite Freedom iš 4 paskyros, nepamirškite pasinaudoti akciją, nuorodas rasite video aprašyme ir grįžtame prie REITų temos. Pirmiausia, kas yra REIT? REIT yra įmonė, kuri valdo, eksploatuoja arba finansuoja pajamas generuojantį nekilnojamo turtą. Tai gali būti komercinės patalpos, tokios kaip biurų pastatai, prekybos centrai, daugiabučiai, viešbučiai ir net duomenų centrai. REIT grožis yra tas, kad jie leidžia individualiems investuotojams uždirbti dalį pajamų gaunamų iš komercinio nekilnojamo turto nuosavybės be būtinybės patiems pirkti, valdyti ar finansuoti patį nekilnojamo turto objektą. Taigi, kaip REIT uždirba pinigus? Tai yra gan paprasta. REIT generuoja pajamas daugiausiai nuomodami patalpas ir rinkdami nuomos mokestį už jiems priklausančias patalpas. Šios pajamos paskirstomos akcininkams dividendų forma ir pagal įstatymą REIT privalo išmokėti bent 90% savo apmokestinamųjų pajamų akcininkams, todėl jie yra žinomi dėl savo aukštų dividendų pajamingumo. REIT buvo sukurti 1960 metais JAV siekiant spręsti kelias problemas. Pirma, jie buvo sukurti siekiant suteikti mažiems investuotojams galimybę investuoti į didelio masto komercinį nekilnojamo turtą, kuris anksčiau buvo prieinamas tik dideliems investuotojams. Antra, REIT buvo sukurti siekiant skatinti investicijas į nekilnojamą turtą ir tai prisidėti prie ekonomikos augimo. Ir trečias, jie buvo sukurti siekiant suteikti investuotojams galimybę gauti stabilias pajamas iš nekilnojamo turto nuomos, nes nekilnojamo turto rinka yra mažiau svyruojanti nei kompanijų, įmonių, akcijų rinka, REItų kompanijų. Tai irgi yra akcijos prekiavimas akcijų rinkai, bet kitų sektorių įmonių akcijos. Dabar viena įdomesnių dalių mėgstantiems nekilnojamo turtą. Palyginsime investavimą į REIT su fiziniu nekilnojamu turtu. Kai investuojate į fizinį nekilnojamo turtą, esate atsakingi už viską. Kai investuojame į fizinį nekilnojamo turtą, esame atsakingi už viską. Tai jeigu aš investuočiau į fizinį, aš irgi būčiau atsakingas. Tai nuo nuomininkų paieškos iki turto priežiūros ir bet kokių problemų sprendimo. Tai gali būti laiko ir nervų reikalaujantis procesas, nebent samdome administratorių, kuris mažina mūsų pajamingumą. Investavimas REIT yra daug paprastesnis. Mes tiesiog perkame REIT akcijas, o REIT valdymo komanda rūpinasi viskuo kitu. Be to, REIT siūlo didesnį likvidumą, nes galima pirkti ir parduoti akcijas akcijų rinkoje skirtingai nei su fiziniu nekilnojamu turtu, kurio pardavimas gali užtrukti mėnesius, gal net metus. Investavimas REIT turi keletą privalumų palyginti su fiziniu nekilnojamu turtu. Tai pirma, REIT siūlo didesnį likvidumą, nes galima pirkti ir parduoti akcijas, kaip minėjau, akcijų rinkoje, bet kada oficinėmis darbo valandomis, kai akcijų birža yra atidaryta. O kadangi skirtingų REIT akcijų kainos gali kainuoti 6, 8, 10, gal netgi 50 eurų už vieną akciją, esant poreikiui skubiai gauti, pavyzdžiui, 500 eurų ar 1000 eurų ar 10 000 eurų, mes galime parduoti akcijų už tokią sumą, ko negalėtume padaryti su fiziniu nekilnojamu turtu. Jeigu, pavyzdžiui, NT kainuoja keli šimtus tūkstančių, tai mes neparduosim 5000 dalį. Antra, investavimas į REIT yra daug paprastesnis, nes mes tiesiog perkame REIT akcijas, o valdymo komanda rūpinasi visų kitų. Trečias privalumas būtų
tas, kad investavimas REIT leidžia diversifikuoti savo investicijas, nes REIT investuoja į įvairius nekilnojamo turto sektorius, tokius kaip komercinės patalpos, daugiabučiai, viešbučiai ir duomenų centrai. Ketvirtas privalumas - REIT siūlo stabilias pajamas, nes jie privalo išmokėti bent 90% savo apmokestinamųjų pajamų akcininkams dividendų forma. Ir penkta, investavimas REIT leidžia mažiems investuotojams dalyvauti didelio masto komercinio nekilnojamo turto rinkoje, kuri standartiškai yra prieinama tik dideliems investuotojams turintiems daug pinigų. Dabar pažvelkime į keletą REIT pavyzdžių ir jų mokamus dividendus. Realty Income Corporation. Ši įmonė veikia nuo 1969 metų ir yra žinoma kaip mėnesinių dividendų įmonė. Realty Income investuoja į komercinį nekilnojamo turto, daugiausiai į mažmenybės prekybos sektoriuje esantį antą ir moka apie 5% dividendus. Simon Property Group įkurta 1993 metais ir yra viena didžiausių prekybos centrų operatorių pasaulyje. Jie valdo ir eksploatuoja aukštos kokybės prekybos centrus, o jų dividendų pajamingumas siekia viršyje 5%. Annaly Capital Management. Ši įmonė veikia nuo 1997 metų ir specializuojasi hipotekos paskolų investicijose. Annaly Capital Management moka apie 16% dividendų, bent jau pagal dabartinę jų akcijų kainą ir pagal praeitus išmokėtus dividendus. AGNC Investment Corporation įkurta 2008 metais ir jinai investuoja į agentūrų hipotekos vertybinius popierius. Jų dividendinis pajamingumas yra dar kiek didesnis, viršyje 19%, bent jau šiuo metu vertinant dabartinę akcijų kainą ir praeitus išmokėtus dividendus. O dabar akcijų kaina yra kiek pakritus, nes visai neseniai prieš savaitę nuo šio video filmavimo įsigaliojo tarifai, tai buvo toji balandžio 2 diena. Bet net prieš kainos kritimą jie viršėjo 12%. Šie pajamingumai gali suteikti stabilias pajamas, todėl REIT yra patraukli galimybė pajamų siekiantiems investuotojams. Na ir dabar, kai žinome, kaip ir kiek uždirba ir išmoka pajamų REITai, paskaičiuokime, kiek reiktų suinvestuoti į juos pinigų, norint išeiti į pensiją anksčiau nei 65 metai ir tarkime norime gauti vidutiniškai 800 eurų per mėnesį iš savo REIT investicijų, nes sakykime mums tiek užtenka padengti savo būtinasias išlaidas ir žiūrime į REITą ar skirtingų REITų portfelį, kurie bendroje sumoje mokėtų 8% nuo investuotos pinigų sumos. Tai pirmiausia reiktų apskaičiuoti metinės pajamos, kurių mums reikės. Tai 800 eurų per mėnesį, kart 12 mėnesių būtų 9600 eurų per metus, bet taipogi reiktų priskaičiuoti ir mokesčius, nes valstybė dividendus apmokestina 15%. Tai mums viso reikėtų ne 9600, o 11294 eurų per metus. O kadangi skaičiuojame, kad REIT moka 8% per metus, mums reiktų suinvestuoti maždaug 141 175 eurus, kad jau nuo kito mėnesio gautumėme 800 eurų pensiją. Aišku, tai nebus toji pensija ir ne visi REITai moka dividendus kiekvieną mėnesį, kai kurie moka kas ketvirtį, bet jie nebūna taip, kad visi absoliučiai REITai moka tą patį mėnesį dividendus, tai jie kartais persidengia, o kartais tiesiog taip ir gaunas, kad kiekvieną mėnesį maždaug po lygiai ir išmoka. Ar tai tikrai realu gauti tiek pasyvių pajamų dividendais? Aš gaunu ir kiekvieną mėnesį dalinuosi rezultatais. Su šią nuorodą galite matyti ir sekti mano investicijų portfelį ir gausit netgi notificationus į e-mailą, kai aš padarau kažkokias korekcijas, bet šitą nuorodą veiks tik per kompiuterinę naršyklės versiją. Taigi, norint gauti vidutiniškai 800 eurų per mėnesį po mokesčių iš REIT mokančio 8%, mums reikėtų suinvestuoti apie 141 175 eurus. Ar 141 tūkstantis yra daug? Taip. Ar būtina investuoti iškart visą sumą? Ne. Galima investuoti mažomis sumomis, supirkinėjant akcijas po truputėlį ir reinvestuoti dar papildomai gaunamus dividendus į kitų REITų akcijų arba netgi tų pačių REITų akcijas. Apie skirtingas strategijas investuoti į REITus ir kaip atrinkti savo tinkamą strategiją aiškinsimės kitose video, tai būtinai spauskite subscribe ir ant varpelio, jeigu norite būti tarp pirmųjų gaunančių naujausią turinį. Jeigu patiko šis video, duokite žinoti spragtelėjus like mygtuką, nepamirškite gauti iki 20 akcijų dovanų susikurant Video24 paskyrą, nuorodą rasite video aprašyme. Sėkmingų investavimų ir pasimatome kaip visad pirmadieniais, antradieniais ir kartais sekmadieniais.